Gerojo Dievo trobelė. Tiberiados bendruomenė. Šarnė miškelis, Belgija. Moi, j'étais époustouflé par la beauté de ce petit bois. On entend tous les petits oiseaux qui chantent. Mane pribloškė šio miškelio grožis. Giedantys paukščiai, išties gyvename gamtos apsuptyje. Brolis Tibo, 6 mėnesiai bendruomenėje. Man labai patiko, kad daugybė mažų bendruomenės pastatų yra įsidėstę didelėje erdvėje. Tai nebuvo kažkas didingo, kas pritrenkia, kur kai tu atvyksti nebežinai, kur esas ar kur pasidėti. Bet čia tikrai šeimos atmosfera, žmogiška atmosfera, maži nameliai, tiesiog mažas kaimelis miške. Mes džiaugiamės pavasario grožiu, šią saulę. Kiekvieną kartą jūs turėsite 1,5 valandos, nedvejokite liudyti, o paskui mokite juos melstis. Visa tam, kad šiuo Velykų laiku jie susitiktų Kristų. Tai nuostabiausias momentas. Iki greito. Tikiu šventąją dvasią, šventą visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną gyvenimą. Amen. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir šventajai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aš bendruomenėje jau esu 15 metų, o brolis Tibo 6 mėnesius. O ar jūs pati einate tikėjimo keliu? Tikėjimas? Nežinau, ar aš vis dar jį turiu. Pati klausiu savęs. Aš pati savo užduodu daug klausimų. Tai labai gerai. Tai reiškia, kad jūs jau esate kelyje. Na, aš nežinau, bet aš esu visiškai atvira. Aš daug mąstau, kaip galima leisti žmonėms gyventi tokiame neteisingame pasaulyje, kur nebėra nei vertybių, nei nieko. Iš tiesų, bet mes keliaudami autostopu, kelyje sutinkame daug žmonių ir nuolat esame paliesti jų gerumo bei dosnumo. Taip, galbūt reiktų daugiau kalbėti apie žmonės, kurie daro gerą, nes kalbama vien apie tai, kas bloga, vien apie chuliganus, bet iš tiesų yra labai daug žmonių, kurie skiria laiko kitiems. Yra toks posakis, krentantis medis sukelia daugiau triukšmo nei augantis miškas. Et une partie Classe 2AB. Donc voilà. Dabar metas jūsų klausimams. Koks skirtumas tarp jūsų ir vienuolių?